Labas rytas, vaikučiai. Labas rytas. Pasisveikinom savo žodeliais, kuriuos mokame. Labas rytas, saulutė ir žemė. Labas rytas, darželio vaikams. Lai Ištisą dieną čia juokas skardena, o ašaros pyktis čia kojos nekels. Taip. Kas galėtų dabar man suskaičiuoti, kiek atvyko šiandieną mergaičių ir kiek berniukų? Lukrecija, prašom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tai kiek mergaičių? 6. Teisingai. 1, 2 ir 2 berniukai. Šaunuolė Lukrecija. 6 mergaitės ir 2 berniukai. Tadai, prašau, gražiai. Dabar, ko daugiau? Ar berniukų, ar mergaičių? Mergaičių. Taip, mergaičių šiandieną pas mus grupėje yra daugiau. Taip, štai tokia mūsų šios savaitės tema bus apie, jau jūs turbūt galite ir pasakyti, apie ką? Apie skaičius ir raides. Greičiau apie skaičius ir skaičiavimą. Nes mes galim žaisti ir su raidėm ir jas skaičiuoti įvairiai. Bet šiaip mes žaisime daugiau su skaičiais. O kam reikia mokėti skaičiuoti? Kaip jums atrodo? Kad eitų į mokyklą. Kad eiti į mokyklą. Kam dar? Kad žinotų kiek valandų. Teisingai. Ir matematika. Matematika. Suprasti, kaip reikia daryti matematiką. Kaip spręsti matematinius uždavinius, žinoti laiką. Ką dar mes, bet jeigu nemokėtumėm skaičiuoti, tai nežinau, nemokėtumėm nieko tada. Ką dar mes skaičiuojame? Jeigu užduoda myslę, pavyzdžiui, 3 obuoliai ir 6 4 plus 4 ir reikia suskaičiuoti tą myslę. Myslę įminti arba užduotį padaryti. Tai krito. Ką darome parduotuvėje, vaikai? Ką mes darom parduotuvėje? O perkam už ką? Už pinigus. Ar reikia mokėti skaičiuoti, ar taip sau išsitraukiam iš piniginės, padėjom ir užteks tiek, kiek yra? Ne, reikia paskaičiuoti. Taip, tai vat, reikia visiems labai gerai mokėti skaičiuoti, nes tai praverčia gyvenime, taip? Štai pas mus tokia lenta yra ir ant tos lentos išdėlioti netvarkingai skaičiai, taip? Ar tvarkingai čia yra? Tai vat aš dabar noriu iš eilės kiekvienas, kad man sudėtumėte skaičius nuo 1 iki 10. Taip? Prašom, Živilė, ateiti. Koks pirmas skaičius bus? Taip. Čia mes pastumkime šitą štuką. Paimk vieną, ten magnetukas yra. Padėk į priekį. Kad pas mus skaičiai būtų kaip? Iš eilės, taip? Šaunuolė, prašom sėsti. Sekantis koks bus iš eilės skaičius, Danielių? 2. Taip, prašom. Taip. Emutė, sekantis skaičius? 3. Gerai. Vanesa. Koks sekantis po 3? 4. Šaunuolė, biškit pataisyk tokį truputį. Bet jau jisai ir stovėjo čia. Taip. Martyna, sekantis koks skaičius po 4? 5. Kad teisingai būtų mūsų eilės skaičių. Čia aš nebeturiu. Gerai, tadukai, koks sekantis skaičius? Į čia. Į čia. 6. Taip.
Aiste, prašom, koks sekantis skaičius? 7. 7. Ir Smiltelė, koks sekantis skaičius? Po 7. 8. Koks? 8. Kur 8, gal pažįsta? Nežinai. Šitą padėk po 7, gerai? Taip. Pas mus per mažai vaikų. Tai pradėsim iš pradžių. Živilė, pabaigsime šitą skaičių eilutę. Koks po 8 eina? Šaunuolė. Ir užbaigs šitą užduotėlę Danielius. Kad būtų tvarkingai pas mus sudėta, nes buvo netvarkingai. Tai kokią čia seką mes sudėjome skaičių? Iki 10. Nuo 1 Iki 10. Taip, šaunuoliai. O jeigu dabar atgal mes dėtumėm? Davai. O kai būtų 10? Atgal. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jūs tikri šaunuoliai? Tai mes gal nedėsime ant lentos, nes jūs tikrai žinote, aš galvau, kad jums bus labai sunku. Tikrai, labai šaunuoliai. Dar norite pažaisti? Ir aš žaidimą. Gerai. Dabar kiekvienas ateinate, aš užklijuosiu lipduką. Gražiai ateikit. Ant rankytės. Eik sėski savo vietą. Nu, sakykime, ne iš eilės aš klijuosiu, nesvarbu, jūs turėsite klausytis. Bus kita užduotėlė. Man 2 metukai, manęsai 3. O tavo man 1. Man daugiausiai. Vaikai, klausomės. Ką čia dabar mes žaisime tokį? Dabar aš jums skaitysiu eilėraštuką. Ten bus apie skaičių kažkokį tai. Jūs turite išgirsti, apie kokį skaičių yra skaitomas posmelis. Supratot? Pabandykim pažaisti. Mes darželyje šiandieną dar skaičiuojam tik po 1. Vienas veidas ir burna ir nosytė tik viena. Apie kokį skaičių? Apie 1. Kas turi skaičiuką vienetą? Nosytė. Kas turi skaičiuką ant rankytės vienetą, pasižiūrim į rankytės? Aš. Taip, prašau prieiti ir prilipdyti šitą skaičiuką ant lentos. Ar supratote žaidimą? Vienetas yra jų. Toliau skaitau. Mes 2 žvirbliai 2, 2, 2. Per turgelį abu 2. Mes 2 žvirbliai 2, 2, 2. Rasim turgui daug grūdų. Apie kokį skaičių? Apie 2. Kas turi dvejetuką? Prašom. Toliau. Tai blogai, labai blogai. Susipyko 3 draugai. Pešasi jie dėl žaislų, bet juk šitaip negražu. Apie 3. Apie trejetuką. Kas turi trejetuką? Prašom. Toliau. Į vežimą mes susėdę lekiame greičiau už vėją. Sukas ratai 4. Pasivyki, jei gali. Apie 4. Kas turi 4? Prašom.
5 pelės susitiko ir ant grybo užsilipo kepurėlė jos lydi čiūžt ir jau žemyn lėki. Apie 5. Kas turi 5-tuką? Prašom. Kas čia dūksta, kas čia sukas, juk dabar naktis tamsi. Tai 6 maži nykštukai dažo gėlytes linksmi. Apie 6. Prašau, 6-tukas. Koks šviesumas saulės rūmos, kaip tenai erdvu. Saulės soste laumės juosta 7 spalvų. Kas turi 7-tuką? Prašau. Ir paskutinis, nes pas mus vaikų yra kiek grupėje? Ne. 8. Kybur, vybur, riešutėliai 8. Nei pasiekti, nei nuskinti negali. Apie 8, tiek, kiek pas mus vaikučių šiandien. Toks skaičius ir ateina. Devintuko jau nebėra. Nebėra 9-tuko, teisingai. Gerai, pažaidėm su skaičiais, o dabar čia dar yra toks aplankas ir jame jūs tikriausiai žinote labai gerai. Kas? Raidės. Raidės. Taip, aš tas raidės išimsiu ir norėčiau, kas moka, va tiesiog pakelsit raideles, ne, aš dar nepasakiau kas, sudėlioti savo vardą ir suskaičiuoti raideles. Tikrai tavo turi būti. Tai tu dėliok iš eilės, kad mes matytumėm. Ko? Nereikia iš to padės. Tavo labai ilgas vardas, taip? Paskaičiuosim, kiek turi raidžių tavo vardas. Nesvarbu spalva, gerai. Toliau, nekeisk spalvų, nes dar vienos raidelės 2. Netrūksta vienos natų. Oi, koks ilgas vardas. Apsuk raidelę, apsuk. Dar vieną dar įpraleidai. Prie kojytės tavo yra. Gerai, aš matau. Aš irgi. Ne. Gerai, buvo. Tai ką čia sudėliojai?
Lukrecija. Prašau, suskaičiuok, Lukrecija, labai ilgas tavo vardas. Garsiai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tai kiek raidžių? 9 raidės. Tai reikia raidės skaičiuoti 1, 2, 3, 4 ir taip toliau. Taip? Kokia pirmoji tavo raidė, gal pažįsti? Taip. Kokia? L. O paskutinė? A. Šaunuolė, labai ilgą vardą sudėjai, paplokim vaikai savo draugiai. Kas dar norėtų savo? Gerai, Martyna, jis sakiau, kad išėjęs. Pasislėpė. Atrado, Martyna. Paskubėkim, nes dar turim užduotėlių. Nes tiek Martynas dabar dėlioja savo vardelį iš raidelių. Prašau. Pabandykim. Na ir suskaičiuok dabar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Šaunuolė, kokia pirma raidelė yra tavo varda? O paskutinioji? A. Šaunuolė. Gerai, Martyna. Padėkim raideles dabar prie raidelių, paskui mes sudėsim į šitą maišelį. Padėkim į krūvą. Čia galėsime žaisti mes ir kitą dieną, vaikučiai. Živilė. O toliau aš noriu, Martyna, eik atsisės, toliau aš noriu, tavo vardelį dėliosim kitą kartą, kitą rytą, gerai? Priminsite, kad norite žaisti su raidelėm ir aš jums duosiu. O dabar aš jūs noriu pamokinti vieną skaičiuoti. Aš mačiau lauke, kad jūs norite išsiskaičiuoti ir nežinote skaičiuočių. Paklausysite? Taip. Paklausot. Bėgo gumbas pirkt varlių ir užkliuvo už žolių. Pliumti bala ta žioplis, varlytes išbaidė jis. Kiek tenai varlių tupėjo? Suskaičiuoti nieks nespėjo. 1, 2, 3. O tokią skaičiuotę, ar norėtumėt mokėti? Taip. Vieną kartą pabandykit su manim, o išmoksime mes irgi kitą dieną, gerai? Pabandom. Bėgo gumbas pirkt varlių ir užkliuvo už žolių. Pliumti bala ta žioplys, varlytes išbaidė jis. Kiek tenai varlių tupėjo, suskaičiuoti nieks nespėjo. 1, 2, 3. Šaunuoliai. O toliau aš norėčiau pažaisti su jumis žodžių žaidimą. O jūs ar norite su manim pažaisti? Aš sakysiu kokį nors daiktą. Vienas, pavyzdžiui, vienas obuolys. O jūs pasirinksite skaičiuką ir pasakysite, kiek tokių daiktų gali būti. Gerai? Aš norėčiau žaisti dabar su Lukrecija. Vienas paukštis. 10 paukščių. Šaunuolė. Su Emutė norėčiau žaisti. Vienas dramblys. 6 drambliai. Šaunuolė. Ir su Živilė noriu žaisti. Vienas obuolys. 10 obuolių. Šaunuolė. O dabar vienas kelios. Aš sakysiu viena knyga ir Smiltė pasakys kiek, kokį nors skaičių. 5. Tai kaip bus, jeigu aš sakau viena knyga, tai kaip tu turi sakyti? 5 knygos. Taip. Tadukai, aš tau sakau, viena pelytė. Pasirink skaičių. Nu pasirink skaičių nuo 1 iki 10. 4, kas bus? Pelytės, taip, reikia drąsiau. Ir Lukrecijai dar sakau, viena knyga.
11 knygų. Nu, sakykim 11 knygų, nors mes šiandien žaidžiam iki 10. Taip? Tai toks yra žodžių žaidimas, reikia pasakyti kokį nors skaičių ir įvardinti tą daiktą, kokį aš pasakau, kad jis yra vienas. O dabar mįslė. 4 kojos, 2 ragai, 1 uodega. Ožka. Ne. 4 kojos, 2 ragai, 1 uodega. Taip gali būti ir ožka, ir kas dar? Ir ožys. Ožys. Briedis. Karvė kalba. Nesvarbu, tai gyvūnas su ragais ir su uodega. Taip ir su 4 kojom. Gerai. Dabar tikrai neatspėsit. 5 vartai. Pirštinė. Jau žinoji. Taip, tai yra pirštinė. O kodėl 5 vartai? Dėl to, kad 5 pirštai. Pirštuota pirštinė čia taip ir būtų taip teisingai. Šito tikrai neatspėsite. Tu kalbi ir aš kalbu. Vis pasišnekam abu. Ir dabar skambu, atsiliep greičiau, skubu. Kas? Telefonas. Tai jūs visas mišlės žinot. Taip, telefonas, šaunuoliai. Aš ir ten tokį. O dabar, vaikai, aš noriu jums dar į pabaigą paskaityti pasaką 9 brolių ir jūsų sesuo Elenytė. Jūs turite, klausydamiesi pasakų, suprasti, apie kokius skaičius ši pasaka yra. Paklausom? Taip. Gerai. Buvo 9 broliai ir sesuo Elenytė. Tėvai mirdami paliko sūnum po kumelį, o dukteriai kumelę. Šitų 9 kumelių motina. Broliai išvažiavo karan. Elenytė atliko namie. Ilgai jį laukė brolių. Praėjo 9 metai, o jų kaip nėr, taip nėr. Tada jį pasikinkė savo kumelytę ir išvažiavo brolių ieškoti. Važiuoja ir nežino, ar toli jos broliai ir jame dainuoti. Sužvink, kumelėlė, sužvink, juodberėlė, kur tavo 9 sūneliai, ten mano 9 broleliai. Sužvingo kumelė ir Elenytė iš tolo, iš už 100 mylių išgirdo 9 kumelių žvengimą. Elenytė nuvažiavo ton pusėn, iš kur girdėjo žvengimą. Važiuoja ji pro didelį mišką, žiūri, atbėga kiškelis ir sako, Elenytė, pavežėk mane, atsiveja mane šaulys su skalikais. Elenytė paėmė kiškelį ir įsidėjo į ratus. Skalikai prabėgo pro šalį. Važiuoja ji toliau ir privažiuoja laumę. Laumė važiuoja geldoje kiaulę pasikinkius, žarnomis įsivagėjus, bjauriais karmalais apsitaisius. Važiuoja jie dvi toliau ir privažiuoja 2 upes. Laumė sako, Elen, eiva pasimaudyti. Šito upė pienų teka, anai krauju verda. O kiškelis sako, Elenyt, neik, šita upė krauju verda, anoj pienų teka. Laumė papykusi išlaužė kiškiukui kitą kojelę, o Elenytė paklausė kiškiuko ir nėjo maudytis. Vėl važiavo toliau. Ir privažiavo po 2 upes. Kiškiukas vis neleido Elenytės maudytis. Laumė išlaužė jam 3. ir 4. Ant galo nusukė galvą. Bet nebebuvo kam Elenytę saugoti ir ji nuėjo su Laumė maudytis. Laumė greičiau iššoko iš upės, užsidėjo Elenos rūbus ir įsėdo į jos vežimą. Elenytei nebebuvo kas daryti. Ji turėjo užsivilkti Laumės skarmalais, įsėdo į geldą ir važiuoja. Laumė storų balsu gieda. Sužvink kumelėlė, sužvink juodberėlė, kur tavo 9 sūnai, ten mano 9 broliai. Kumelėlė nepaklausė Laumės ir nesužvingo. Laumė liepė Elenytei užgiedoti. Elenytė sugiedojo ir sužvingo kumelėlę. Iš tolo sužvingo 9 kumeliai, kurie buvo visai nebetoli. Laumė ir nuvažiavo ton pusėn. Broliai jos nepažino, galvojo, kad jų sesuo, bet labai nustebo, kad jų sesuo buvo labai graži, o čia stora, negraži, baisi.
O čia mano piemenė, pasakė Laumė ir parodė broliams Elenytę. Broliai jos nepažino, bet norėjo ją pasiimti kartu. Laumė neleido ir sakė, kad jinai turi eiti naktį arklių girdyti. Broliai pasodino Laumę už stalo, girdė vynų, o Elenytė nuėjo arklių ganyti. Elenytė ganydama arklius labai verkė ir gailiai dainavo. Laumė ragana, midų, vyną geria, brolius sesulė žirgelius gano. Paskui vėl uždainavo žiūrėdama į Mėnulį. Oi, Mėnulį, Mėnulėlį, pasakyk, ką dangui veikia mano tėveliai. Ir Mėnulis jai atsakė, tavo tėvelis midų vyną geria, tavo motulė gijas daro. Laumė ragana išėjo ir suriko drūtų balsų. Tavo tėvas mėšlą mėžia, o močias kedras renka. Broliai išgirdo giedojimą Elenytės. Broliai išgirdo ir jiems labai patiko. Ir kitą naktį vyresnysis brolis nuėjo padėti arklių ganyti ir paklausyti jos dainavimo. Bet jis greit užmigo ir nieko negirdėjo. Kitą naktį ėjo kitas brolis. Ir tas užmigo ir nieko negirdėjo to dainavimo. Taip ėjo visi broliai iš eilės, bet nei vienas nieko negirdėjo, nes taip gražiai Elenytė dainavo, kad visi užmigdavo. Atėjo eilė jauniausiam broliui. Jisai atsigulė ir apsimetė, kad miega. Tada Elenytė, kaip ir kiekvieną naktį, pradėjo virkti ir uždainavo. Laumė ragana midų vyną geria, brolius sesulė žirgelius gano. Paskui brolis pasakė Elenytei, paieškok man galvą, pakasyk man galvą. Elenytė kasė jam galvą ir brolis pajutė, kad iš jos akių krenta ašaros ant jos galvos. Tuo laiku kažkas sužibėjo ant jos rankos ir brolis pažino Elenytės žiedelį, kurį motulė buvo palikusi. Brolis paklausė, iš kur tu turi tą žiedelį. Elenytė jam atsakė. Kitą rytą broliai ištepė kumelį degutu ir pastatė prie durų. Paskui nuėjo pas Laumę ir sako, einam, sesut, po sodą pasivaikščiot. Laumė nieko neįtarė ir išėjo. Pamačiusi arklį po durim suriko. Kogi čia toji kumelė stovi? Broliai atsakė, sušerk jai sesulė, su ranka tai ir nueis. Laumė sušėrė kumelį ir jos ranka prilipo. Broliai sako, šerk kita ranka, tai ta atšoks. Laumė sušėrė ir kita ranka prilipo. Tada jis spyrė su koja ir koja prilipo. Spyrė su kita ir kita prilipo. Broliai sako, šerk sesut pilvu, tai atšoks į rankos ir kojas. Laumė sušėrė ir visa prilipo. Tada broliai sako kumeliai, kad nuneštų ją ten, kur saulė nešviečia ir vėjas neužpučia, joks žvėris neužeina, joks paukštis neatskrenda. Paskui vyno upėje nusimelsgot, šilko pievai nusivoliot ir pargrįžt namo. Kumelėlė taip ir padarė. O broliai ir sesuo laimingai gyveno ir dabar dar tebe gyveno. Štai tokia pasaka ir kokie skaičiai slepiasi šitoj pasakoj, gal gali kas pasakyti? 1, 2, 9. 9 broliai buvo, taip 9 skaičius. Viena sesytė Elenytė, bet dar buvo paminėti keli skaičiai. Kas išgirdo? Kiek upių privažiuodavo? 2 upės, taip, skaičius 2. Visada privažiuodavo 2 upės. Ne 3, o 2. Taip? Ar jums patiko pasaka? Gal trumpai galite, apie ką čia buvo? Lukrecija. Apie jų brolius ir Elenytę. Taip, gerai. Čia svečias pas mus šiandien. Sveiki, vaikai. Aš esu pasiuntinys iš Skaičių šalies. Skaičių šalyje atsitiko baisi nelaimė. Todėl Skaičių karalienė nutarė jums parašyti laišką ir paprašyti pagalbos. Jūs kartu su auklėtoja perskaitysite šį laišką
ir sužinosite, kas atsitiko skaičių karalystėje. Ir tikiuosi, kad jūs tikrai padėsite karalienė išspręsti visas iškilusias problemas. Linkiu jums sėkmės. Oi, labai jums ačiū. Koks gražus laiškas, papu. Bet šiandien mes neįsime padėti vaikai, tai galiu paskaityti, ko karalienė nori. Gerai? Klausom. Taip. Mieli bitučių grupės vaikai. Jums rašo skaičių karalienė iš skaičių karalystės. Pas mane karalystėje prapuolė skaičiai. Labai prašau jūsų, kad atvyktumėte ir atrastumėte skaičiukus. Kviečiu pas save į svečius. Tačiau prieš tai jūs turite atlikti užduotis savo grupėje veiklos kampeliuose. O kai atvyksite į skaičių karalystę, turėsite taip pat atlikti užduotis, kad galėtumėte surasti pradingusius skaičius. Ar jūs sutinkate? Taip! Labai jūsų lauksiu iki pasimatymo, skaičių karalienė. O dabar, ką mums liepia skaičių karalienė? Atlikti kažkokias užduotis veiklos kampeliuose. Dabar ateina iš eilės po vieną, traukia kortelę ir kokį skaičių ištrauks prie tokio veiklos kampelio ir eis atlikti užduotis arba pažaisti. Iš eilės prašau. Prašau smiltelę. Ištraukiai kortelę. Pasižiūrim, koks skaičiukas, koks skaičius. Skaičius 3, taip. Paieškokim stalą su skaičiumi trejetuku. Ar matai tokį stalą? Va, eik ten prie šito stalo ir atsisėsk, kol vaikučiai visi ištrauks savo korteles. Prašau, Lukrecija, tu išsitrauk. Nežiūrėk, o užsitrauk. Nes čia biški šviečia. Koks skaičius? Susiras stalą su skaičių vienetu. Čia. Taip, atsisėsk ant kėdutės. Toliau, greičiau, Tadai, nebėra mums laiko. Užsimerk. Irgi vienetuką ištraukiai, va štai pirmas stalas su vienetuku. Duok tam. Atsisėskit ir palaukit, aš paskui prieisiu ir paaiškinsiu, ką reikia daryti. Taip, prašau, Tadai, yra kėdutė. Gali kėdutėje nunešti. Martina, užsimerk ir trauk. Kokią nors kortelės. Nebijok, nebėg, aš prilaikysiu tave. Na. Koks? 4. Kur čia toks stalas su skaičiais 4? Šviesos stalas? Gerai, bėg prie šviesos stalo, pasakysiu, ką daryti. Vanesa, prašau ateiti. Koks? 4. Šaunuolė, kur yra stalas su skaičiumi 4? Eik tenai. Emutė, užsimerk. Kur skaičius 2? Čia. Čia galėsi žaisti, prašom. Ateina Danielis. Aš labai maža kėdė. 3. Kur skaičius 3 stalas? Taip, prašau. Ir Živilė. Kur skaičius 2? Koks stalas? Kur stalas su skaičiu 2? Kur? Ne, ten 3. Pažiūrėk, o čia kursai. Taip, čia sės prie mutės. Ir dabar mes galėsite jūs žaisti su įvairiais žaidimukais. Pasiimkite, kokį norite žaidimą. Čia reikia sudėti skaičius nuo 1 iki 10. Čia galima, susiradus kriaušytės Tadai, arba kitą kažkokį ežiukus, suskaičiuoti ir surasti skaičių ir padėti prie kortelės. Kokį žaidimą rinksies? Ar su kortelėm, ar šitą dėliosi? Gali su visai žaisti. Gerai? Pasirinksi, Tadai? Nes aš turiu eiti prie kitų vaikučių. Nu pasirink, žaisk, dėliok, aš prieisiu pažiūrėti. Jums, mergaitės,
irgi galima pasirinkti paveikslėlį su skaičiais ir nuspalvinti. Emutė pasirink. Živilė irgi va daug yra čia lapų. Jeigu kas neaišku, aš atėjau. O ką man su tais daryti? O čia reikia išimti, viską išimti ir paskui vėl teisingai sudėti. Galite, jeigu norite, ir pakarpyti skaičiukus. O čia reikia apvedžioti skaičiuką, nuspalvinti paveikslėlį, apibrauk vieną gėlytę. Nes čia koks skaičiukas yra? Vienas. Taip, tai va, pagal šitą skaičiuką reikia ir padaryti. Čia reikia sudėti, suskaičiuoti, kiek yra saldainių. Ar klausys lentelė? Sudėti tiek langelių, kiek yra saldainių. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tai kiek saldainių? 7. Sudėti 7 langelius ir atrasti 7 skaičių 7 ir uždėti į šitą langelį. Kokį rinkėsi tu? Žinai, kaip žaisti? Nu gerai, rink. Suskaičiuoti, sudėti langelius ir atrasti skaičių. Sudėkit man korteles ir pasakykit auklėtojo padariau. Tada aš ateisiu pažiūrėti. Prašau, daryk. Čia. Nu, šitas gal biškai sunkokas, gal imkim va tokį. Koks čia skaičiukas? 4. Nu va, apibrauk, parašiuk vidų ketvirtukų, nuspalvink ir apibrauk 4 arbūzus. Ir viskas. Ir papuošk šitą savo darbelį. 7. Taip, o čia mergaitės, prie šito šviesų stalo, aš noriu, kad jūs įvairių iš įvairių va tokių va, kaip čia pasakyti, daikčiukų, įdėtumėt kokį nors skaičių. Ar iš kriauklyčių, ar iš antyčių, ar iš gėlyčių. Pabandykit sudėti. Įdomu, kaip čia gautųsi. Gal didesnė. Aš noriu sudėti skaičių. Kokį aš čia dėsiu? Kaip čia atrodytų tas skaičius ant šviesos stalo? Ar atspėsit vaikai, kokį aš čia skaičius sudėsiu? Va, koks gražus skaičius 1. Tuo minutę. Ir boružytė, iš boružyčių galite dėlioti. Va čia mano bus skaičiukas, o jūs pabandykite savo sudėti, gerai? Ir pakviesite mane, gerai, mergaitės. Einu prie kitų vaikų. Kaip čia sekasi? Taip. Gali kitą kortelę imti. Šaunuolės miltą, šitą gerai sudėjai. Aš žinau, kokius skaičius. Ką? Aš statau. Gerai, suskaičiuok ir šaunuolė, tai kaip ir surasti tokius skaičiukus. Aš išražinėjau. Kokius skaičius statau, pasakyk. Kokį tu statai? Vienetukas. Martina kažkokį labai įdomų sudė. Penketukas. Čia penketukas? Taip, jo. Jisai kažkaip į antrą pusę kažkaip. Ne? Kaip dvejetukas gavosi. Na, nesvarbu, pabandyk dar kokį nors. Koks gražus vienetukas iš tulpyčių žiedelių. Taip. O čia dar yra kitokių visokių, matot? Tokie iš tų gal kažką sugalvoti galite. Bet man skaičiukų reikia, mergaitė. Nes žaidžiame su skaičiukais. O iš gal dvejetuką pabandyti? Pabandom, žiūrėk, aš tau padėsiu. Žiūrėk, aš jau pradėjau. Dar iš tų galim. Galima, iš tų, jeigu tu sugalvosi kažkaip. Pabaig dvejetuką, Martina, žiūrėk, aš jau galvytę to padarau.
kad galėtum pabaigti. Va, man reikia. Kokį dar skaičių Vanesa nori dėlioti? 4 sudėk. Gerai. Vienas sudėjai. Pabandyk 4 sudėk. Nu tai vienetuko gal, ar ir vienetukas bus ir 4, kaip čia darysi dabar. Va, Martynai išėjo skaičius koks. Panašus, labai panašus, skaičius 2. O dabar Vanesa pabandyk kitokį. O ir iš kamštelių galima dėlioti. Iš kamštelių gal nori dėlioti? Nu pati pasirink ir pakviesi, kad matytų. Va, aš jau padariau. Koks čia skaičius? Vienetukas. Taip, vienetukas. Lengviausia tikriausiai padaryti vienetuką. Dabar bandysiu dar kažką. Kaip sekasi mergaitėms spalvinti? Ką aš? Taip, čia yra 3. Jokių lysų. To pašapai. Žinau, 7. Iš padėkliukų iškirpta. Žalia. Pastoja. Tai štai vaikai ir atvykome mes į skaičių karalystę, kaip ir mumis kvietė skaičių karalienė, kad surastume pasiklydusius skaičiukus. Taip. Ta skaičių karalystė tokia, tiesiog kitokia trupučiuką, bet vis tiek tai yra va, karalystė ir yra skaičiukai. Aš norėčiau, kad jūs pastebėtumėt, ar čia yra visi skaičiukai nuo 1 iki 10? Ne. O kokių trūksta? 10. Pažiūrit, vienetas yra? Vienetas yra? Taip. Dvejetuką matom? Ne. Prisiminkim, nėra dvejetuko, taip? Trejetukas yra? Taip. Ketvirtukas? Ne. Toliau žiūrim. Koks skaičius yra? 5. Kokio nėra? 10. Koks sekantis po 5? 6. Po 6? 7. Yra 7? Ne. Toliau? 8. 8 yra? Ne. Toliau? 9. Yra? Ir 10? Nėra. Kokį man reikia atrasti skaičių ir atiduoti į pilį? Iš pat pradžių. Teisingai. Pabandykime surasti skaičiai. Oho, koks čia yra? Koks čia yra? O nežinai? Aš ir... Surasim skaičius. Kur čia skaičiai? Ir tiesiog juos atiduosim. Dvejetukas, sakė, nėra, taip? Dvejetukas. Štai ir jis. 1, 2, 3. Dvejetuką. Čia tokia stebuklinga lenta, ant jos galima žaisti ir piešti. Aš paskui leisiu ir jum pabandyti. Ir žiūrėti filmukus ir žaisti. Yra 5. Oi. Aš apie nebeprisimenu. Skaičiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teisingai darau. Taip. Matosi čia. Po 7. 8. Ir paskutinė dar trūksta. 1 karmanas.
Ar visus skaičius Taip. surado? Tai karalienė labai laiminga, bet jinai man dar laiške parašė, kad reikia su jumis pažaisti ir paskaičiuoti tokį žaidimą ant tos lentos. Gerai? Norėsit? Tai nepasirodo. Jinai negali pasirodyti, jinai išvykus yra. Kodėl? Toli. Taip, dabar aš tą pilį mes paslėpsime. Skaičiukus irgi. Matot, kokia stebuklinga lenta. Buvo pilis, buvo skaičiukai ir nieko nebėra. Gali būti, čia nuveda. Tai nuveda? Taip. Bet padarė, kad eilės nebebūtų kažkaip. Taip, nuvedė. Jo. Norim žaidimus. Tuoj parodysiu. Ir yra žaidimas. Taip. Va, čia žaidimas. Čia yra žaisliukai. O dabar aš, sakykime, dabar didelis galas susimažinkim. Daug šuniukų. Oho. Vėl didelis. Na. Čia mama. Aja. Mažesnis. O, vėl. Didelis. Dabar mažiukas. Ne, tokia trys vaikai pakalkas. Trys šunis. Trys vaikai šunis. Tu turi ir irgi vaikus. Kas čia yra? Pamatysit. Tuoj, minutėlę. Mašinytė. Dar mašinytė. Didesnis. Taip, didesnė vilkas. Tokia pat. Biškį mažesnė. Už visų didesnis. Dabar mažina. Dabar iš viso mažesnė. Iš viso mažina. Didelė vėl. O iš viso mažyta kaip rutuliukas. Nu, man atrodo panašu, ne? Vienodo dydžio panašiai, jo. Dabar kas labai norėtų, gal čia reikės suskaičiuoti ir kažką nupiešti tiek, kiek yra daiktų. Pabandyti su šito stebuklingu pieštuku. Gerai, Martina, taip pabandysi. Pažaisti su ta lenta. Gal visiems ir neišeis vaikai, nesupykit, nes tikrai laiko nėra. Dabar taip, pabandykit suskaičiuoti šuniukus. Kiek? 1, Taip. 2, Taip. 3. O čia tu nupiešk 3 kamuoliukus arba 3 gėlytės. Ką tu nori? Spaus. Nu, spaus. Toliau reikėtų. Pučiuką palauk, aš nutrinsiu. Čia dabar. Čia galima ir nutrinti. Čia dabar man nesitrina. Kartais gal ir užstringa. Nesvarbu, neina nutrinti. Bandykim pataisyti lyją. Toliau tu daryk. Praleis trupučiuką ir bandyk piešti. Gėlytę? Ne, rutuliuką piešk, lengviau bus. Bandyk, nebijau. Bandyk rutuliuką piešk kaip ant lapo. Va. 2 rutuliukai ir 3 rutuliukai. Nu, reikėjo trupučiuką toliau. Kas norėtų mašiną suskaičiuoti? Ateik. Iš eilės. Nieko nereikia bijoti, aš pastumsiu. Nes tam nebus vietos. Štai taip. Tada šitą mes. Kartais užstringa ta mūsų stebuklinga lenta. Tokia jinai. Laikyk. Ir kiek mašinyčių matai? 4. Ir dabar
gali gėlytės arba rutuliukus, pabandyk, kas tau išeis. Pabandyk, nebijok. Taip pat kaip ant lapo. Pabandyk. Nieko spaus nereikėjo. Kažkas buvo. Nu, pabaig. Taip. Praleisk trupučiuką. Nu, čia tas mano tik pabandymas, aš gal jį nutrinsiu, o tu su savo rankyte, gal ne čia, o čia tiesiog daugiau vietos. Ar teisingai rutuliukus nupaišė Emutė? Taip. Taip. Gerai, dabar mes. Aš atsidūriau. Visiems vaikai tikrai neišeis, nes dar dabar. Šitas rimtas. Taškas liko. Dabar. Kas norėtų pabandyti daiktus taip traukti, kaip aš traukiau? Aš norėčiau. Aš. Kas ne? Gal Vanesa gal te? Nes tu buvai Martyna. Nes tikrai visiems neturėsim laiko. Tu Martyna jau buvai. Bet to aišku. Nu, čia tą tašką aš nežinau, kodėl jisai nenusitrina, paliksime. Imk tą pieštuką. Tiesiog aš pamokinsiu, kaip su ta lenta reikia žaisti. Bet pasirinkime dabar. Čia galima kokį nori va žaisliuką, kokį tu nori išsirinkti. Tik tai greitai. Kokį trauksim žaisliuką, tu pasakysi skaičių. Kiek tokių lėlyčių nori ištraukti? Ir trauk. Bet uždėk ant lėlytės. Ir rauk. Aš sumažinsiu. Kiek dabar jau turim lėlyčių? Vieną. Man kaip pati. Šalia paskui. Taip. Dabar aš sumažinsiu. Kiek dabar lėlyčių? Dvi. O kiek norėjai? Keturis. Kiek dar trūksta? Dviejų. Šaunuoliai. Kiek didelė. Starulytė. Aš taip peršau. Aš irgi žiūriu. Kiek trūksta dabar? Vienas. Na, dar vieną. Žiūrim dabar pasakėm. Taip, Nieko mes jau pamažinsim. Ar teisingai Vanesa savo skaičių? Kiek norėjo, tiek ir ištraukė? Čia atėjo. O dabar atrasi man skaičių ir ištrauksi skaičių prie to. Aš norėjau. Kuris skaičius yra, kuris atitinka lėlyčių skaičių? 4. Suras 4 man. Traukim 4. Trauk, tam nebijau. Aš irgi norėjau taip daryti. Bet tai padarykit. Nu, už linijos. Aš irgi norėjau taip išmokti. Ar teisingai Vanesa Taip. atitaikė Aš irgi norėjau taip padaryti. Štai, galima ir taip žaisti. Kas dar labai nori? Visi jūs norit vaikai, bet Aš labai. dar mes turime pažaisti ir žaidimą, ir dar turiu staigmeną jų. Kas dar nebuvo? Jūs mergaitės jau biški prie lentos buvo. Žiūrėkime per kompiuterį. Emilija ateidavo. Nori Emilija? Tikrai nori? Mes norim filmuko. Nu tai dabar leiskim pažaisti Emilijai. Taip. Nematyt kompiuterio. Kaip tau už nugarą? Va, mes matom per mažą. Kokį žaislą, tik tai greičiau. Imk.
Kokį žaislą renkiesi? O jeigu... Kokį? Meškiuką? Auklėtoja. Kokį skaičių? Kokį skaičių? Kiek meškiukų ištrauksi? 4. Pasirink kitą, jau buvo 4. Auklėtoja, o kas bus, jeigu mums nebeliks laiko? 3. Auklėtoja. Nieko nebus, nu, tiesiog. Žiūrėk, koks tas. Emilija nori tokių meškiukų išsikelti 3. Kiek išsikėlim? 1. Kiek trūksta dar? 2. Tempk. Stipriau. Mes dar norėsim filmukų pažiūrėti. O, koks tarulis. Kiek dabar meškiukų matom? Čia 2. Mažiausiai. Kiek dar trūksta? 1. Mažiausiai 2. Našai jau Emilija miškiuką, žiūrėk. Taip. Ar įdomu žaisti su tokia lenta? Mes norim dar filmukų pažiūrėti. Nu, palaukit, pažaisime, gal aš pažiūrėsim. Aš čia matau. Taip, palauk dabar, Emilija. Tu per mažai. Tuos skaičius tau. Aš atrasiu. Nu, tu kas tau čia? Nu, Dieve, kas čia tokie? Kas Prašau. čia? Aš vėriuosi. Tadai. Matai. Kur čia matai skaičiuką, kiek yra meškiukų? Kuris čia skaičiukas? Šitas, tai va, imk šitą stebuklingą pieštuką ir bandyk traukti už tos linijytės. kokia bus skaičius, kad bus? Kokį skaičių Emilija čia iš? 3. Ar teisingai? Taip. Tai va, su šita lenta galima įvairiai žaisti. Čia yra visokių va paveikslėlių. Palauk, ašgi papasakosiu. Va ir gyvūnus galima pasižiūrėti. Galima, kaip matot, ir piešti. Va įvairūs gyvūnai, jos galima skaičiuoti. Galima nuspalvinti. Tokia va stebuklinga lenta. Dabar mes atsisveikinam su šita lenta. Dabar žaisime kompiuterinį žaidimą. Gerai? Dabar leiskite mane prie trupučiuką. Eik, Martina, aš atsisėsime. Susirasime mes su skaičiais. Atsisės gerai. Atsisėskit mergaitės ant kėdės. Martina, prašau eiti atsisėsti ant kėdės. Dieve, aš tu. Čia mano kėdės. Čia mano kėdė. Čia didelė, matote, didelis ekranas, labai įdomu. Mes šitą žaidimą turim. Mes šitą žaidimą sužaidom. Taip, nebeįdomu. Man įdomu, va, tie skaičiai. Man irgi šitas labai įdomu. Bet aš labai noriu gauti. Gal ne visi žaidėte, žais tie, kuriems įdomu yra. Tai yra, ateina Tadas, Tadui labai įdomu, man atrodo, jeigu mergaitėm nebeįdomu. Prašau, eik, prašau, kitus ten atsisės. Tadukai, ateik. Taip, reikia surasti skaičius. Irgi truputėlį pažaisim. Sėsk. Nuo 1 pradedam. Surask visur vienetukus ir sudėk vienetukus. 1, Taip, sakytų. 1, Taip. Greičiau tam. Gali į kompiuterį žiūrėti. 2, Bet visus vienetukus reikia surasti. Tadai. 3, Reikia visus. 1, Tu visus vienetus surask, kitas vaikas dvejetus, gerai? Tu vienetus. 1, Taip. Ar dar yra vienetų? Aš matau. 1, Ar dar yra vienetų? Gerai. Vanesa ateina... Ne, čia... 10, Ne, paliuk. 10. Paliuk. Ateina Vanesa dvejetukus. Suranda man visus. Ir čia visų Man labai įdomu. Jeigu pažįsti skaičius, aišku, kad jisai nesunkus. Prašau dvejetukus surasti man. Sudėti. Bet aš matau Žiūrėk, čia. Vanesa. Aš matau du žalius. Vietų. Nu, kodėl neėmė dvejetuko?
Nu, čia 4. Ko tu čia ieškai? Kur dvejetukas? Va čia, šalia. Ir čia 4. A nežinai, kur dvejetukas? Nu kas yra, tu nežaidėjai. Du. Ką? Nežaidėjai? Kitokį gal žaidė. O sakai, neįdomus. Kur dar du? O čia. Du. Nešk prie dvejetuko, greičiau. Aš Du. trejetas. Aš. Ar yra dar dvejetuko? Aš matau vieną. Aš matau ir. Yra vienas trejetas. Kokią spalvą? Žalia. Visus surinkom. Visus. Gerai, dabar Emutė. Trejetukus. Ir jeigu gali greičiau. Taip. O mes per šitą žiūrėsit filmukus? Aš per didelę tampus. 3. Kokią spalvą traukia? Raudona. Taip. 3. 3. Ar visus jau surinkom? Martina 4 ketvertukus. Čia Kokios? geltona spalva. Geltona. Auksinė. 4. Aš per didelį žiūriu. 4. 4. Kartuoja vis. 4. 4. Gerai, matom visus skaičius. 4. Ruošiasi Emilija. Penketukus Emilija. Ateik. Auksinė spalva. Tadai, tu jau žaidėjai? Žaidėjai. Violetinė. Ir Živilė liks. Penketukus. Žiūrėk į kompiuterį arba į lentą ir trauk. Nu, užstai. Nemoku. Kodėl? Paprastai. va, 5. Tadai. Bet būtų gerai, jeigu būtų čia toks katinas, Nu kas dabar užstrigo? Nu va, buvo rankysinė. Taip. 5. Kur penketukas gyvena? Ar Auklėtoja. dar yra? Auklėtoja. Bet būna toks žaidimas, kur ten, kur toks katinas ir ten atkartoja žodžius. 5. Aš matau daugiau 5. 5. Atkartoja. Ir paskutinis. 5. Visą taip, tada. Ir Živilė ateina. Ir viskas. Šešetukus. Ir Živilė viską pabaigs. Ne. Ai, dar pabaigsit. Paskui. Ir vienas naujas. Tai 5. Šešetukas kur? Aš matau oranžinė spalva. Oranžinė. 6. 6. Dar matau vieną. Aš ne vieną matau. Aš 2. Aš 3. Ne, aš 3 matau. Tadai, nešau. Aš 3. Aš 10. 6. Tas aš. Grupiai pažaisim, aš įjungsiu. Ne. Užsidarę žaidimą. Pajudinti. Ne. Gerai. Ar visi? Dar ne visi? Auklėtojai mes 6. filmukus. Ne filmukus, jeigu pažiūrėsim vieną. Filmuką. Ne filmuką. 6. Yra tik Ar visus surado šešetukus? Gerai, šaunuoliai, vaikai, pažįstate skaitmenį, mokate truputį jau skaičiuoti. Auklėtoja. Ar įdomu buvo susipažinti su tokia stebuklinga lenta? Taip. Norėsite dar ateiti kitą kartą? Taip. Mes norim filmuką. Ne filmuką. Filmuką. Kokie jūs nekantrus? Aš su jumis šneku, o jūs filmuką. Gerai. Mes nekantraujam. Filmuko pavadinimas bus Ožiukas, kuris mokėjo skaičiuoti iki 10. Ar jūs matėte tokį filmuką? Tai vat labai įdėmiai žiūrite, kaip jisai tenai suskaičiavo, kas ten buvo, bet to man turėsite truputį papasakoti.
Gerai? Kad net nebešnekam, jeigu jau nežiūrime filmuką, mes jau nebešnekam. Padarysiu. O kodėl garso nėra vaikai? Ai, yra garsas. Ožiukas, kuris mokėjo skaičiuoti iki 10 pagal Alfo Preisino pasaką. Scenarijus autorius ir režisierius Degteliovas, dailininkas Kulycinas, kompozitorius Bogoslovskis. Filmą lietuvių kalba įgarsino aktoriai Irena Garasimavičiūtė, Neilė Strazdūnaitė, Audronė Meilutytė, Vaclovas Muraška, Jonas Čepaitis, Aldona Didelaitė. Dubliažo režisieriai Inga Hadlevičiūtė, garso režisierė Nijolė Lekašiūtė, redaktorė Lidija Dubauskienė, Lietuvos televizijos studija. Gyveno mažas ožiukas, kuris mokėjo skaičiuoti iki 10. Ožiuk, kągi tu čia veiki? Aš skaičiuoju. Galiu ir tave suskaičiuoti. Na, jeigu man neskaityti, kapitonas Žąsinas. Taip, vaikai, apie ką čia mes pažiūrėjom dabar? Apie ožiuką. Kas čia buvo su to ožiuku? Tokį gaudę. Taip. Kodėl jį gaudė? Dėl to, kad jis skaičiavo. Iki kiek jisai mokėjo? Iki 10. O paskui kas atsitiko? Jis dirba laive. Bet dar prieš tai kas atsitiko? Skendo laivą. Visi subėgo į laivą ir skendo. Ir tada kas atsitiko? Ožiukas suskaičiavo iki 10. Kiek galėjo būti laive? 10. Ir tik ožiukas mokėjo suskaičiuoti, taip? Taip. Tai ar gerai mokėti skaičiuoti? Taip. Reikia mokėti skaičiuoti? Taip. Jūs irgi truputį jau mokate skaičiuoti. Štai buvome skaičių pilyje, suradome pasiklydusius skaičiukus, pažaidėme žaidimą. Ir dabar mes keliausime į grupę ir toliau žaisime su skaičiukais įvairius žaidimus. Valio, aš norėsiu prie pilies.